pradėsim nuo amunicijos. Iš amunicijos naudojom pagrindę tiktais MK šaudytis ir SG, kas moka šaudytis iš Sabugo. Slashas tazerį naudojam su kibindu, tai pasistatom kibindą, jeigu neturit kibindo, pasirašykit slashas mygtukai ir alt space, sujunkit savo tazerį, kad jūs galėtumėt šaudyti greičiau, nereikėtų rašyti ir toliau. Taip pat per mygtukus būtina turėti nusistačius žalos rodymą, kad rodytų, kada jūs šaudo, arba jūs kada šaudo, kad įrodymai galiotų, nes jeigu jūs pašovio ir tik matos, kad kažkas šaudė, bet nesimato, kad parašyta, kad būtent žmogus šaudė. Tai tokie nelabai tiks įrodymai, tai žinokit, tos flash'us nustatymai, žalos rodymas įsijungti. Taip pat pasidarykit timestamp, page size ir font size, kad chatas būtų didelis, mažas, matytųsi daug eilučių, žodžiu, kad viskas matytųsi. Dabar paaiškinsiu veiksmas, automatiniai veiksmai, kaip eventai vyksta narkotikų zoną. Per narkotikų zoną būtina dalyvauti visada. Čia negalime naudoti kitų darbo komandų, nebent nevyksta narkotikų zoną ir čia nesibėga bėglys. Kada čia galioja paprastai nuostatai, tai saugio ir karo zonų jūs galite surakinti, atimti teisės, atimti ginklų, cėdinį, suteikti būdą, jeigu bėglys išvesti, ištraukti ir taip toliau iš saugios karo zonos. Tai tokie dalykai, o per narkotikų zoną čia negalite jokių darbo komandų naudoti ir negalime daryti drive-by čia. Ir per narkotikų maišo nugešimą negalime daryti drive-by, per visus kitus veiksmus galime daryti drive-by. Per vagonus galima naudoti kliūtis ir negalime jokio daugiau komandų naudoti. Važiuosim pas TRV, paaiškinsiu kaip su TRV, kad manau gal nežino kažkas, kad mes turim šaudyti su TRV, kad mes netikriname. Yra formė nupašytos lase šitos ribos, kur mes galim gaudyti, kur negalim gaudyti šitos TRV, kai jie pasikrauna. Vietoj savo ribose, kur mes neliečiame, jie gali tam būti tik 3 minutės. 3 minučių mes galim gaudyti. O čia. Taip, dabar kur nuvarysim, Vyčka parodys, nuo kur galima pradėti imti TRV, kai veža ginklų. Jeigu ten, tarkim, važiuoja TRV važiuoja vienas, ne pacanas, vairuotojas veža ginklus ir tu vienas jo lauki. Tai tu būni išlipęs pagrindė iš mašinos ir šaudai, matai, jeigu jis išlipa, jūs turite, tarkim, šaudytis viens prieš vieną. Jeigu tu laimi kovą prieš jį, jį nušauni, tu jį atsigėtini pas savį, jis tada jau turi tau leisti, atiduoti fūrą, įlipti, tu jį patikrini, tada automatiškai sistema atema iš jo tą priekabą ginklų, jam uždėta ten kažkiek starų ir tu jam pasiūlai baudą ir jis tau tą baudą susimoka. Jeigu nemoka, gali vežti kalėjimą. Bet jokių būdų ten negali, jeigu ten šaudyt fūras, sprogdint, turi, arba jeigu, tarkim, vairuotojas tolimųjų reisų vairuotojų bėga, tarkim, jis matai, kad jis net nestoja ir nelipa iš fūro šaudytis prieš tave, tai tada, gali jau po kažkiek laiko prisivyti ir važiuodama patikrinti. Dabar žiūrėkit, pagrindinis kontrabandos siekimas, tai čia būtų važiuoti į TRV bazę, pažiūrėti, ar trūksta priekabų. Jeigu ten 5 priekabos, nėra 5 priekabų, arba ten vienos bent trūksta, tai reiškia, kažkas veža arba baltas. Po to laukti geriausiai atšetoje, kad kai jie kerta tiltą, tai jau galima juos gaudyti. Ten šiek pats pažiūrėkit tas ribas, žinositės. Tai vat kaip Vytas ir sakė, jeigu nuo jūsų bėga, tas kristis nesustoja, jūs galite dėti jam įtarimą. Galite dėti jam įtarimą, kad jisai mėgo, galite jį patikrinti tiesiog. Būna, kad jiems padėt gali, klaniškiai vežti fūrą. Jeigu manai, kad ten bus klaniškių pasigėtinė teisėsaugos. Ir matai, jeigu jis važiuoja nuo tavęs ir net nežada šaudytis, tai tu automatiškai vis tiek iki jo, kol važiuosi, spausi H raidę, kad jį stabdyt, kad jis stotų. Kad, turėtum įrodymus, kad nestoji ir galėtum patikrinti. Taip yra, jeigu neturite to admino, tai kaip jį pasgėtinsi? Jis kažkas ten tyliai girdis, jeigu neturi admino, tai gali paprašyti kažkam parašęs, o jeigu nieks nenori atgėtinti, tai tada nuvažiuoji. Jisai pats tada turi su savo fūrą, pasimti fūrą iš bazės ir atvažiuoti šanais vėl, kad tau atiduot fūrą. Tai ne tavo reikalas yra, tavo reikalas atimti iš jo, o jeigu jis ten mirė ir neturi admino, tai čia pochus, tau tada turi atvažiuoti su taksu ir su panori vis tiek atiduot tą fūrą turi. Pas mus yra 3 kontrabandinės rūšys, kaip vyksta veiksmai, tai čia pilnai gali krauti savo kontrabandą. Yra 2 fūros, kaip GP yra pas jas ant kalno, kur kalnų angaras. Mažiausiai rodysiu labai tingiu. Yra ginklų priekeiviai, kurie kraunasi ten, kur TRV išsikrovimas, patys TRV dar vežasi.
3 skirtingos fūros, 3 skirtingos frakcijos prasidažą. Bet visiems gali padėti skirus, kai tu neveža savo zonas. Tai ten jie tik vieni veža ir pastebėti labai sunku, nes jie kraunasi mieste, o įsikrauna visą bazę. Šitą raudoną zoną yra va išsikrovimas, čia jie įsikrauna 2 minutės, jūs negalite čia sulaikyti net ir su bėgliu. Čia yra ginklų prekeivių pasikrovimas. Čia jūs negalite lysti, sulaikyti ginklų prekeivių ar atimti jų fūrus. Jūs negalite atimti jų fūrą ir jūs negalite jų fūrą atimti ir SAP. Jūs taip pat galite atimti tik tais, kai jie kirsta pasienį, tai yra lava. Ne lava ribos, o kai kersta pasienį. O to, karoči, čia jūs galite sulaikyti bet kokį bėglį. Čia jeigu bėglys įbėga, tai priminti, kad labai reikalingas būtent šitam serveriui. Jis yra šis nepakeičiamas, tai kad čia viskas padaryta, kad būtinai su vypu žaisti bazės, nes tu toli, viskas toli, nu žodžiu. Ir teleportai labai reikalingi. Ai, nepamirštam įsidėti skydės lemenio, tai daug dabar skydą. Šiaip dažnai iš jūsų šaipasi, kad jūs be skydų be lemenių, tai jeigu kas dar nesupratot, naudos skydą lemenio, tai jūs galite su žalos rodymu, kurį sakiau įsijungti, pažiūrėti, kiek praeinate žalos su skydų, be skydų lemenio. Žiūrėk, važiuoja GP. Davai, tazerį, kad turit? Negalima šaudyti fūrą. Geriau žmogų nušaudyti fūras. Paimsiu fūrą. Alio, valiu ar internetas? TRV mes sulaikom bet kada, visada tai yra, o GP nuo 10 iki 10 sekmadienės mes nesulaikom. Supratau. Priekabos 4, čia turi bus 5 priekabos, dabar stovi baldų ginklų priekabos iš viso 2, tai jeigu čia trūksta, Reiškia 3 veža. Taip pat ir su ginklų prekeiviais galima tiesiog privažiuoti prie bazės, patikrinant, kiek fūrų turi būti 3, jeigu nebus, tada jūs galite važiuoti. Jūs kaip ir sekti tiesiog, kaip padaryti, ir žinosit, kas veža, ir sužinosit, kada veža. Tai išvažiuos. Tai va čia šitas narkotikų maišas, kurį sakiau, kad negalima trajekba daryti, jeigu jūs jį vežat, arba kažkas kitas veža, tai va per jį negalima daryti trajekba ir per narkotikų zoną negalima daryti trajekba. Šitos narkotikų maišus mes taupom iki 21 metų, kad čia būtų bent jau 2 tonas arba tonos su pusė, nes pusė tonos yra labai mažai. Anksčiau, kai būdavo 2 tonos, tai mes kraudavom po 3 kg. Ir už tuos 3 kg mes gaudavom 10k į algą, 2k į seifą ir tram XP darbo. Dabar mes gaunam centrus, pamatysit, šiandien mes naikinsim maišus, nes reikia šitiem. Tai per maišus negalim naudoti jokių darbo komandų, ateikit į Vilnių. Tik pakrauna, tik pasiema vieną paketą, jau atsiranda ten maišas, jau negalima jokių darbo komandų naudoti, skydus, lemenės, skydus. Negalima gydyti čia, negalima gydyti lauke, negalima tazerių jokių, negalima sulaikyti iš vis jokių nusikaltėlių. Jeigu ten 12 tie baudos prašyti negali sulaikyti, nes veiksmas, taip pasakęs, vyksta. Jeigu tu tiesiog uždarysi vartus, tai to negalima. Vartai šitie, jeigu ką, turi būti visą laiką uždaryti, kad nebūtų labai brangaus narkotikų. Čia kaip tu gali atidėti uždaryti? Jo, tik reikia paudotas arba SAP. Norėčiau jums, kaip ir sakiau, jau priminti, saugioj ir karo zonoj, tai čia bet kokia karo zona, bet kokia saugi zona, galima naudoti komandas bauda, surakinti, atimti teisės, atimti ginklų licenciją. Jeigu yra baglys, galite ištraukti, įsodinti, išvesti iš tos saugios karo zonos. Atsispanino ginklai pas juos, jie gali atsivežti savo, kaip pas ginklų prekeivių mašiną tokią. Ir čia pasikrauti savo šitų ginklų ir vežti į bazę. Tai, bet jeigu trinitarijos, tai jiems čia nelabai toli vežti, tai mes nelabai ir suseksim, kad jie veža. Nebent kažkas pamatys. Bet ir jie labai retai veža. Mes nedalinam griežtai šitiem ginklų prekeiviam ir karo tipo klonaus. Dabar vyksta eventas, tai mes kas galvom dalinti jiems, bet jie grobimus daro, jie trukdo eventui, tai mes nelabai ir norim toliau dalinti. Baudas dar mes nedalinam, jeigu turi 300 starų. Jeigu turi 300 starų, jeigu jis atsisako baudos 3 kartus, tai pavyzdžiui, jeigu kažkas tepalava sėdi, specialiai neatsisako baudos turėdamas 1 starą, 3 kartus neatsisako, nufotkinat jo info lentelę, kad jis turėjo 1 starą. Ir galite amnestai baudos pasigavę, jeigu jis turėjo 1 starą arba mažiau, tai dingo. Bet jeigu jis jam pridėjo dar starą, tada turit pasivykti vėl baudą, nes tarimas naujas. Baudos nesulaikymas per komendantą, kai vyksta PD, šitai žinot. Ir SPD neprivalo suteikti baudos, tai jeigu matot kažką, kas tikrai žinot, kad yra juodam sąraše, arba matot kažkas,
kažkam nepatinka, arba man nepatinka, arba jums nepatinka, jūs galite jį atiduoti į SPD ir jie pasadys į kalėjimą, pats negalite padaryti, aš negalėjau pasadys į kalėjimą. Baudos dar neprivaloma suteikti, kai pažeidimai kartojasi, pavyzdžiui, pagauti kažką be diržo 2 kartus, tai jūs neprivalote suteikti baudos. Ir baudos neprivalomas, jeigu užpuola jūs, teisėsaugos užpuolimą įtarimą neprivaloma. Ginklo priekeiviai turi būti visi nušauti, surakinti, kad sėdėtų dvigubai, karočiui. Karo tipo klaniškių, jeigu nežinot visų, kas per klanai yra, parašai / klanai ir jums surašyti visi karo tipo klanai. Jeigu civilis, furistas ar belenkas, tai ne karo tipo klanas ir ne ginklo priekeivis, tai veža ten prie TPVipo. Civiliam mes privalom vis laik suteikti baudas, bet jeigu, pavyzdžiui, tu pagauni jį be diržo 2 kartus, pirmą kartą suteikė į baudą, kad be diržo, antrą kartą pagavaisi vėl be diržo, tai gali jau nesuteikti jam baudos, įtarti už trukdymas dirbti, nes trukdymas dirbti skaitosi kaip pasikartojantis pažeidimai ir jau gali nesuteikti baudos. Trukdymas dirbti, tai jisai daug turi šitų priežasčių, viena priežasčių tai būtų, kai TRV atkabina savo priekabą, pakrauti ginklą, aišku, nežinau, pakrauti, ne. Arba pasiskandina, arba taip toliau, tada galite įtarti už trukdymą dirbti, teisėsaugai, bet ten galite sudinti, nes TRV nesiskaito. Ir dar trukdymas dirbti yra, kai, pavyzdžiui, bando padėti nusikaltėliui pabėgti nuo policijos, šaudo į jūs, kad paleistumėte draugą. Arba bando nušauti kitą draugą, kad jisai nesėstų į kalėjimą, o mirtų tiesiog kaip atsirastų, kol jūs iššaudot. Nu, ten ir taip toliau, arba įsidina į savo mašiną. Jeigu padeda, galite dėti iškart bėglį ir gaudyti ir įtarti. Ir už tai galite sudinti į kalėjimą. Jeigu nevykdo teisėsaugo nurodymo, jūs kažką pasakė, tai jisai visiems tą daro, tada galite sudinti į kalėjimą, bet turit pirmai perstatyti, tai nedaryti, po to jau įtarti. Tie patys pasikartojantis pažeidimai, jeigu 2 kartus atliko tą patį pažeidimą, tada galite įtarti ir pasodinti. Žodžiu, čia yra dar viena iš planų zonų, kur jie gali krautis ginklus, tai tiesiog rodo. Čia jūs galite sulaikyti bėglius, bet čia jūs negalite klysti. Klanų buveinės, tai čia bet kokį klanų būdas, bet koks ginklų priekeivių, ne bet koks, o į klanų buveinės, į ginklų priekeivių bazę negalima lysti jokiais būdais, net ir bėglius sugaudyti kažką. Gali šiaip sutikrinti civilių, galima komandą patikrinti, galima naudoti vykdant reidą, jeigu turi įtarimo, arba žaidėjas yra karo tipo klane. Arba islam klane, nežinau, kaip pagiai.